Taigi mes grįžtame atgal po pietų pertraukos ir vėl matysime Giedrės kitą pranešimą, tai bus mokymo pritaikymas vaikui remiantis ABA principais. Pakalbėsime apie tą ABOS metodą, su kuriuo ir dirbome visus šitus 30 mėnesių, kurio pagrindu ir bazę rėmėme savo mokymuose. Tai prašau, Giedrė. Tai sveiki dar kartą. Keliaujame tuomet į antrąją dalį ir jau kalbėsime, kaip prieš tai šnekėjome apie įtraukties strategijas, kurios yra reikalingos, kad įtrauktis būtų efektyvi. Tai vieną iš jų paminėjau, kad reikia naudoti efektyvės ugdymo visokias metodikas. Tai EBA būtent yra vienas iš tų metodų. EBA yra toks principas, yra psichologijos, behavioristinės psichologijos atkraipa, viena iš atšakų. Ji nebuvo sukurta vaikams su raidos sutrikimais, ji buvo sukurta pirmiausia formuoti įvairių žmonių elgesį ir labai ją sėkmingai naudodavo įvairūs verslininkai pardavimams ir panašiems dalykams elgesio žmonių formavimui, bet vėliau buvo toks profesorius Lovasas padarė perversmą, kai pagalvojo, kad šitą metodą reikia pabandyti žmonėm turintiem autizmo spektro sutrikimą. Tai iki to laiko šie žmonės, šie vaikai buvo gavę diagnozę, uždaromi internatus ir gyvendavo atskirai, nuo šeimų atskirti, ugdomi atskirai. Ir buvo toks net terminas naudojamas nemokytini vaikai. Buvo manoma, kad jų neįmanoma nieko išmokyti. Ir tos prognozės tėvam iš tikrųjų būdavo labai liūdnos. Jie, kai sužinodavo apie vaiko diagnozę, jiems tiesiog sakydavo, kad nieko iš jūsų vaiko nebus, jį teks uždaryti internatą ir jisai ten jau savo gyvenimą ir gyvens. Tai profesorius Lovasas sugalvojo, kad kažką čia reikia bandyti padaryti ir tą EBA metodą pabandė pritaikyti vaikams, kurie gyvena tos internatuose ir pasiekė nuostabių rezultatų. Jis pasiekė tai, kad visi iki vieno vaikai, su kuriais dirbo, jų gebėjimai pagerėjo ir 52% tų vaikų pasiekė tokį lygį, kad jie nesiskyrė nuo savo bendramžių. Tai reiškia, tie autizmo požymiai tarsi pasislėpė, pranyko, jie niekur nedingo, žmonės juos ir toliau turėjo, bet tiesiog išmoko prisitaikyti ir išmoko įvairių įgūdžių reikalingų gyvenimui toje aplinkoje. Tai buvo nuostabus dalykas, toks didžiulis perversmas, tie vaikai tuomet buvo perkelti atgal į savo namų aplinką, į ugdymo įstaigas. Ir tada jau ne taip gerai viskas ten susidėliojo, nes buvo pastebėta, kad to tęstinumo nebuvo ir tie dauguma įvairių netinkamo elgesio pavyzdžių, tam tikrų įpročių, jie pas tos žmonės sugrįžo. Tai tada buvo tas eksperimentas kartotas dar kartą, bet jis jau buvo daromas nebe internato aplinkoje, o jis buvo daromas vaiko aplinkoje, tai reiškia namuose, jau ugdymo įstaigose ir vėlgi pasiekta tų pačių nuostabių rezultatų, 52% ir ilgalaikį perspektyvoje tie 52% ir liko ir tie įgūdžiai niekur nebedingo ir vaikas turėjo, nes tiesiog jo aplinka turėjo įgūdžius, kaip tą vaiką ugdyti. Tėvai žinojo, kaip su to vaiku elgtis, pedagogai žinojo, kaip su to vaiku elgtis ir kaip tos EBA metodikos principus pritaikyti vaikui. Ir šitą istoriją sukėlė perversmą autizmo srityje ir vėliau buvo pasvarstyta, kad kodėlgi to nepabandžius ir su kitais raidos sutrikimais ir atrasta, kad tikrai nuostabiai veikia. Dabar tai yra laikoma apskritai efektyviausių ugdymo metodų, net neišskiriant raidos sutrikimų, kad tos principus naudojant galima labai efektyviai ugdyti vaikus. Ir man buvo ten džiugu, kai prasidėjo karantinas visuotinis, pasaulinis, tai buvo ir pasaulinių universitetų, kurie tėvam ruoždavo programas ir mokydavo, kaip tos savo vaikus ugdyti, nes tėvai tapo visi pedagogais ir suprato, koks tai sunkus darbas yra. Tai tie tėvai irgi buvo mokomi būtent tos EBA terapijos principų, nes jų pagalba galima labai efektyviai pagerinti tą vaikų ugdymą. Tai dažnai dabar yra manoma, kad EBA tai yra tam tikros užduotis, kažkokios priemonės, kurias specialistai naudoja, bet tai yra gerokai plačiau. EBA yra metodas, kurį gali naudoti bet kuris specialistas. EBA principais gali tėvai bendrauti su savo vaiku. Tais principais gali vadovautis pedagogas vesdamas pamoką, logopedas dirbdamas su vaiku, ergoterapeutas dirbdamas su vaiku, specpedagogas, psichologas ir taip toliau. Tai yra tam tikri bendri principai, kuriuos pritaikius galima
tiesiog gyventi ane, ir bendrauti su aplinkiniais žmonėmis. Tai keletą jų, nes jų yra begalės. Trumpai, tiesiog aš su jumis pasidalinsiu, iš tikrųjų su projekto dalyviais mes per visus tos mokymus ganėtinai detaliai juos gilinomės, tai šiandien jūs tokia vėlgi apžvalgą viso to išgirsite. Tai prieš perinant šnekėti apie tos metodus, kuriuos apima IBI terapija, pakalbėkim tiesiog konkrečiai dar apie vaiko turinčio autizmo spektro sutrikimo ugdymą ir kodėl jis toks yra specifiškas ir kitoks. Specialistai dažnai pastebi, kad jeigu jie taiko tas įprastas ugdymo metodikas, kurias ir kitiem vaikam taiko, jos nėra veiksmingos. Jiem nepavyksta išmokyti tam tikrų įgūdžių arba susiduria su įvairiais papildomais iššūkiais. Ir dažniausiai tai yra dėl kelių aspektų. Pirmiausia, yra pastebima, kad vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą, jie nesimoko natūraliai iš aplinkos ir tos įgūdžius reikia mokyti atskirai. Tai jeigu lyginant juos su bendraamžiais ateina ugdymo įstaiga ir jie įgyja ten daug įvairiausių papildomų įgūdžių. Savarankiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo, įvairių socialinių įgūdžių, ten savarankiškumo, nežinau, ar jau minėjau ar neminėjau, problemų sprendimo ir panašiai, komunikacijos ir viso kito. Ir jų nereikia specifiškai mokyti tų įgūdžių. Jie stebi aplinką, jie kopijuoja aplinkinius žmonės ir jie įgyja tos įgūdžius. Tuo tarpu vaikams su autizmu dėja viskas nėra tas kelias toks lengvas ir juos dažnai reikia pamokyti. Vėlgi kurti galimybės, kiekvieno tą įgūdžią mokyti. Yra labai džiugu, kai vaikas pasiekia tą lygį, kai jau matai, kad tau nebereikia visko išmokyti, jis jau daug ko išmoksta ir pats. Tai toks būna džiugus momentas, labai palengvina darbą. Yra dar ką reikia pamokyti, bet nebereikia kiekvieno smulkaus komponento į jį įdėti. Tai žodžiu, tas įgūdžių mokymas jisai neteina natūraliai ir jau čia reikia papildomai skirti to laiko įvairiausius gebėjimus vaiko plėsti. Taip pat vaikams su autizmu būdingas prastas socialinis dėmesys į aplinkinius žmonės ir prieš pateikiant vaikui kažkokią instrukciją, kažkokį prašymą yra labai svarbu atkreipti jo dėmesį į save. Čia būna ganėtinai dažna tokia maža klaidelė, gal taip pavadinčiau, kurią pedagogai, pavyzdžiui, daro, jie šneka su vaiku, neatkreipdami jo dėmesio ir kas nutinka, kad vaikas tarsi atrodo nepaklusnus, jis nevykdo instrukcijų, ko pasakau nepadaro, o iš tikrųjų vaiko dėmesys jis yra visur, jis ten reaguoja aplinkinius garsus, į šviesas, jis ten tuo metu liečia stalo, liesdamas stalą jis jaučia, kad čia va tokia įdomi to stalo, tarsi tekstūra, kažkokia jaučiasi šaltas, kažkokį pojūtį ir vaikas visą tą koncentraciją atiduoda į tą pojūtį ir galvoja apie tai, dar žiūriu į šviesą, kai ilgai žiūriu ją, tai man čia jau pradeda mirgėti akyse ir viskas, man visas dėmesys į ten ir aš tą instrukciją, kurią gaunu iš pedagogo, aš ją tarsi pro vieną ausį, pro kitą išėję, lyg negirdžiu. Ir tai atrodo kaip kažkoks nepaklusnumas vaiko, neįsitraukimas, o iš tikrųjų tiesiog atkreipus vaiko dėmesį į save ir tada tik tai pateikus instrukciją būtų tas darbas gerokai kokybiškesnį. Tai yra labai tokia maža smulkmena, atrodo akivaizdus dalykai, bet jie gan dažnai, dirbant kartais tokie akivaizdus neatrodo ir užkerta kelią tam sėkmingesniam vaiko ugdymui. Taip pat jau, ką ir buvau paminėjus, tai vizualinė informacija jau čia yra įrodyta tyrimais, kad jie dažnai priima geriau negu žodinė, dėl to labai daug viso ugdymo būna paremta įvairiomis vizualinėmis priemonėmis, dažnai yra mažiau šnekama, daugiau rodoma vaikui ir taip tas ugdymas pasidaro efektyvesnis. Taip pat yra pastebima, kad norint, kad vaikas įgytų tam tikrus įgūdžius, jam reikia gerokai daugiau praktikos galimybių negu jo bendraamžiam. Kaip ir jau buvau minėjus, ir dėl tvirtinimo stokos gali būti, ir dėl motyvacijos irgi trūkumo gali būti, kad jis neturi tiek daug vidinės motyvacijos kažką gerai padaryti. Tai tiesiog daugiau reikia tų praktikos galimybių. Ir vaikas turi ganėtinai, pastebima, kad dažnais atvejais jie turi ganėtinai žemą vidinę motyvaciją įgyti naujus įgūdžius. Tai motyvacija jų daugiau būna orientuota net dažnai ne į žmonės, o į daiktus, į manipuliaciją daiktais, jie kartais turi tam tikrų specifinių temų, į kurias labai mėgsta susikoncentruoti ar kažkokių veiklų ir ta motyvacija daugiau į tuos dalykus orientuota, o ne į naujų įgūdžių įgyjimą. Jeigu mes ten paimsime standartinį 10-metį, tai čia tas amžius yra, kai vaikui, jis tiesiog žingindumo turbūt savo yra viršūnėje, viskas įdomu, smalsu, tas noriu, tyrinėju, ieškau ir taip toliau tos informacijos. Tai tarp vaikų su autizmu,
pastebima, kad ta vidinė motyvacija yra ganėtinai žema. Dažnai tiem naujiem įgūdžiam, jie gali būti į vieną sritį labai orientuoti, ar ten į kelias sritis, bet nebūtinai tai motyvacija bendrai įgyti tas naujas žinias būna. Tai va, tai atsižvelgiant į tai, galime tada pereiti jau kalbėti apie tam tikrus principus, kurie yra naudojami būtent taikant ABA metodą. Tai pirmiausia, apie tai jau aš jums čia kaip ir kalbėjau šiek tiek, tai yra keliami adekvatus tikslai. Tai labai svarbu išsikelti gerą tikslą, turbūt yra pusė darbo jau. Ar ne, tą tikslą, kuris iš tikrųjų pirmiausia išspręs jums problemą, padės vaikui labiau prisitaikyti prie aplinkos ir to tikslo įgyvendinimas, jisai gali po to vėliau daug kitų problemų apeiti. Tai keliant tikslus, tik tai primenu, kad yra ta tikslų hierarchija, kuri yra skatinama naudotis, jinai gali padėti užvesti ant kelio, nuo ko pradėti, nes pasakysiu iš patirties tikrai, nebūna tokių atvejų, kad ateini, vaikas turi raidos sutrikimą ir yra viena maža problema, kurią išsprendus, mes čia puikiai pajudėsime į priekį. Dažniausiai tų problemų būna nemažai, kartais jų būna tiek daug, kad neaišku, nuo ko pradėti. Tai vat, ta tikslų hierarchija galėtų būti tai, kas užveda, nuo ko galima pradėti ir kur galėtų būti mūsų pradžia. Žinoma, jeigu vaikas turi, o kas pasitaiko kartais, kad turi agresyvių elgesio išraiškų tiek savo atžvilgių, tiek aplinkinių žmonių atžvilgių, daiktų atžvilgių, tai turėtų būti prioritetų numeris 1 visada ir joks kitas tikslas nebus toksai svarbus kaip to elgesio suvaldymas ir tai bus pirminis dalykas, o po to mes galime galvoti apie tolimesnius tikslus. Tai adekvačius tikslus yra labai svarbu kelti ir juos keliant reikėtų turbūt galvoti, kas šiuo metu labiausiai trukdo jums dirbant, vaikui, kas trukdo jo bendraamžiams ar ne. Dažniausiai tai, kas trukdo, mes galime įsivardinti ir atrodo tą išsprendus. Dažnai užduodu klausimą specialistam, bet ką norėtumėt, kokį dalyką pakeitus būtų jums lengviau, ar kokį dalyką pakeitus būtų vaikų lengviau, kokį dalyką pakeitus būtų bendraamžių lengviau ugdytis visiems kartu vienoje aplinkoje. Tai vat, atsakymas į tą klausimą užveda dažniausiai ant kelio, nuo ko mes galime pradėti ir kas galėtų būti mūsų pradžia. Ir vėlgi primenu, kad įtraukties tikslas yra paruošti vaiką tam savarankiškam gyvenimui suaugus. Tai tie tikslai turėtų daugiau būti orientuoti į tai ir į tuos įgūdžius, ten problemų sprendimo, komunikaciją, socialinius įgūdžius. Nekalbu apie tenai skaitimą ar ten rašymą ar kažkokius akademinius gebėjimus. Galbūt tai irgi, negalbūt faktas, kad tai yra svarbus tikslai, bet čia dažniausiai eina kalba apie tos papildomus prisitaikymui reikalingus tikslus. Ir kai išsikeliate tikslų, dažniausiai nusimatome jų daugiau ir dažnai būna, kad ten galima visą sąrašą surašyti dalykų, kurie man atrodo svarbus, mano komandai atrodo svarbus, kuriuos reikia iškelti. Tai tuos tikslus įsireitinguokite pagal svarbą. Nuo svarbiausio, nuo to, kurį labiausiai norit pagerinti, iki to, kurį mažiausiai. Ten galima tiesiog skaičiukai susižymėti. Ar tenai kartais naudojame skalę nuo 1 iki 10 įsivertinti. Kiek svarbu šitas nuo 1 iki 10. Ten susivertinus galima irgi matyti į tą išreitingavimą, nuo ko mums vertėtų pradėti. Ir kartais, kai išsikeliam tikslą, mums būna, jeigu, pavyzdžiui, iš karto pradėtume dirbti ties tuo tikslu, tas darbas būtų nesėkmingas, net jeigu ir strategija yra gera. Nes kartais būna, kad nesėkmingas darbas, nes strategija nelabai tiko, reikia pakeisti, čia visiškai natūralūs procesai gali būti. Bet kartais būna tai, kad vaikas tiesiog stokoja įgūdžių, kurių reikia, kad tą tikslą galėtų pasiekti. Ir tą reikėtų įsivertinti. Vėlgi tam reikalinga komanda. Tam komandoje, pavyzdžiui, esantis psichologas gali turėti žinių, kaip įvertinti vaiko tenai kokį nors raidos klausimyną pasiėmęs, įsivertinti, ar jisai turi tuos reikalingus pamatinius įgūdžius, kad galėtų šitą įgūdį mokytis. Elementariai paimsiu akademinį pavyzdį, mokantis, tai nežinau, mokosi vaikai pinigus. Ir vaikui yra spraga, kad jisai nesupranta pinigų, bet jis nesupranta ir aritmetikos iki 10. Tai jis niekaip negebės suprasti pinigų, nes jis tiesiog dar negeba reikalingesnio prieš tai esančio įgūdžio nesupranta. Tai mes pirmiausia turime dirbti su aritmetikos suvokimu, su kiekybės, pavyzdžiui, suvokimu, kad suvokti, kad čia yra 5 pirštai ir ne tą kiekį, o neskaičiuoti iš eilės nuo 1 iki 5, nes tai nėra kiekio suvokimas, tai yra sekos skaičių žinojimas, kad 1, 2, 3, 4, 5.
ir tas sustoju, nes nieko nebeliko. Tai kiekio suvokimą reikia pasitikrinti, tada pasitikrinu jau kiek vaikas jau supranta, tada pasitikrinu, jis geba ten sandarą skaičiaus suprasti ir jeigu tas supranta, jau galiu galvoti apie perėjimą prie pinigų mokymų. Tai va čia tas pasižiūrėjimas į tai, kokių įgūdžių trūksta, kad jis tai galėtų pasiekti norimą tikslą, labai dažnai yra reikalingas, nes daugumą atvejų vaikai tiesiog turi tam tikrų kažkokių spragų. Vaikas neina į kontaktą su bendraamžiais. Tai vėlgi, kur yra problema? Tai galim peržiūrėti tam tikrus socialinius klausimynus, pasižiūrėti, kokie ten įgūdžiai, ką jis vaikas turi, ko galbūt neturi. Ir tai mums duoda atsakymus, nuo ko mes galbūt galime pradėti tą mokymą, nebūtinai iš karto nuo bendrų veiklų organizavimo su bendraamžiais. Toliau keliaujam. Čia yra labai labai svarbus toksai momentas. Kaip ir šnekėjau jau praėjusiam pranešime, kad yra svarbu dažnos mokymo praktikavimosi galimybės. Tai čia yra tokia įdėta jums schema apie tai, kaip elgesys formuojasi. Kiekviena gyva būtybė Žemėje veikia pagal tą patį principą. Tai mūsų elgesį visuomet kažkas sukelia, tai čia vadinamas stimulu, tai yra stimulas, kuris sukelia elgesį ir kiekvienas elgesys visuomet turi pasiekmę, kuri nulėmė, ar mes tą elgesį kartosime ar ne. Tuo principu yra evoliucija visai įvykusi, tuo principu žmonės, gyvūnai, augalai ir bet kas kitas, mes mokomės tuo principu, išmokstame naujus dalykus. Mes niekada nieko nedarysime, jeigu mums pasiekmė nebus naudinga vienokiu ar kitokiu būdu ir visuomet elgesį pradėsime tuomet, kai yra kažkoks stimulas. Elementariai, pavyzdžiui, nežinau, aš tarkim esu ištroškusi, tai aš neatsigersiu vandens, kol aš jo nepamatysiu. Tai man reikia to stimulo pamatyti tą vandenį. Ne? Ir jeigu aš esu ištroškusi, pamatau stiklinę, atsigeriu, pasiekmė, kad man lengviau šnekėti, burna labiau sudrėkinta, aš kitą kartą vėl tą kartosiu. Pasidėčiau čia kavos, man ten kava tirštesnė, ar kakavos kokios su pienu, ar ten kava su pienu ir man pradeda lipinti balso stygas, pasiekmė man nelabai naudinga, kitą kartą kavos nepasidėsiu, nes man nuo to sunkiau šnekėti. Tai tokiu principu veikia bet kuris elgesys. Tai čia daug nesiplėsiu, apie tai mes nemažai šnekėjom su pačiais dalyviais ir ten iš praktinių situacijų irgi ieškojom tų stimulo elgesio ir pasiekmės. Bet ką noriu, kad iš šitą išsineštume? Tai visą šitą principą, kuriuo veikia žmogus, jis yra perkeliamas į ugdymo aplinką ir taip sukuriamas pats toks labai labai efektyvus mokymas. Tai reiškia, kad prieš duodant vaikui bet kokią instrukciją, norint sukelti jo bet kokį elgesį, kažkoks, tarkim, elgesys, kurį aš noriu, kad vaikas padarytų. Pavyzdžiui, imkim tą patį pavyzdį apie pagalbos paprašymą. Aš noriu, kad vaikas paprašytų pagalbos, aš apsibrėžiu, koks elgesys tai turėtų būti. Tai noriu, kad vaikas pakeltų ranką, palauktų, kol aš į jį sureaguosiu. Kai aš į jį sureaguosiu, jis sakytų, man reikia pagalbos. Ar ten, pavyzdžiui, pakeltų kortelę, pagalbos simbolį, jeigu vaikas nekomunikuoja verbaliai. Tai čia yra elgesys, kurio aš noriu. Tai dabar aš turiu mokydama vaiką sukurti tokį stimulą, kuris sukeltų tą elgesį. Vaikas to elgesio nemoka. Niekada niekas to nemokė. Čia jisai dabar, kai nori pagalbos, kai jam reikia pagalbos, jis nieko nebedaro. Jis sėdi pasirėmęs ir jis ignoruoja veiklą ar ten atsitraukia iš veiklos. Tai mano darbas yra sukurti tą stimulą tokį, kuris sukeltų tą elgesį. Tai prie to stimulo atsiranda jau sufleravimas, kurį jau čia biškai girdėjote ir dar šiandien išgirsite vėliau plačiau. Tai dažniausiai tada aš jam jau patikiu kažkokį stimulas mano šitoje situacijoje būtų, kad aš jam patikiu veiklą, kurioje jam reikės pagalbos ir aš jam iš karto patikiu sufleravimą. Koks tas sufleravimas aš parenku pagal vėlgi vaiko gebėjimus, tai pavyzdžiui, aš naudoju jam vizualinę taisyklę, kad pagalbos simbolį kaip priminimą ir aš tiesiog pateikdama veiklą, praeidama jam baksteliu, matau, kad jis jau rodo signalus, kad nesupranta, ką daryti, aš jam baksteliu į tą priminimą, į tą vizualų simbolį ir jeigu reikia, dar pirmą kartą, pavyzdžiui, pakeliu su jo ranka tą ranką ir tada atkreipiu dėmesį ir suteikiu jam pagalbą. Ir tada, kai padaro jis tą elgesį, nesvarbu, kad jis buvo sufleruotas, aš jam suteikiu pasiekmę. Tai reiškia, ta mano pasiekmė būna, aš noriu, kad jis tą elgesį kartotų. Tai reiškia, ta pasiekmė turi būti motyvuojanti. Tai ko jis šiuo atveju nori? Jis nori pagalbos, tai aš jam suteikiu pagalbą. Ar ne? Tai iš karto sureaguoju, duodu pagalbą, jam problema, žodžiu, išsisprendė. Tai aš darau pauzę, nežinau, sekundės, 2, 5 minutės, priklausomai nuo aplinkybių, ir aš vėl kartoju tą pačią mokymo seką ir aš vėl jam pateikiu
stimulą, tai vėl kažkokia veikla, kuriam reikės pagalbos. Vėl aš jam sufleruoju, galbūt šį kartą bandau mažiau sufleruoti, aš gal neimu pilnai jo rankos nekeliu, tą sufleravimą bandau šiek tiek numažinti ir taip tą visą seką kartuoju tol, kol vaikas tą įgūdį išmoksta savarankiškai. Ir jam stimulo užtenka to, kad jis gauna veiklą, kuri, pavyzdžiui, jam yra sudėtinga ir kuriam reikia pagalbos ir iš karto tai tas stimulas, ta veikla sukuria jo tą elgesį ir jis gauna ten, pavyzdžiui, pagalbą. Vėliau, aišku, formuojama, kad ta pasiekmė ne visuomet ateina iš karto, vaikas ten kartais turi palauktos pagalbos, kartais jis negauna, tai čia jau visi tolimesni procesai. Bet šitas principas, jis yra naudojamas mokyme ir jis yra, sakyčiau, turbūt pagrindinis principas, kuris padaro tą mokymą tokį efektyvų, jo taikymas. Čia yra vadinamas atskirų bandymų treniravimas, jeigu taip jau terminais šnekant. Tai atskirų bandymų treniravimas yra būtent tai, kad vaiką kiekviena seka tą mokymo padaroma efektyvi. Reiškia, sukuriamas stimulas toks, kad vaikas gebėtų tą įgūdį atlikti ir kai tą įgūdį atlieka, sukuriama pasiekmė tokia, kad vaikas tą įgūdį norėtų kartoti. Tas pats yra, tą patį galima daryti ir formuojant ir padant keisti iššūkius keliant elgesį kažkokiu tinkamu elgesiu. Tai vėlgi tinkamą elgesį mes turime sukurti stimulą, kad jis atsirastų, kad elgesys atsiranda sukurti pasiekmę, kuris skatintų jį kartotis, o netinkamą elgesį mes bandome sukurti tokį stimulą, kuris neiššauktų to elgesio, jeigu įmanoma, jeigu vis dėlto tokios aplinkos sukurti neįmanoma, mes tą bandome sukurti tokią pasiekmę, kuri skatintų to elgesio nesikartoti. Nes turėkite minėję, jeigu susidurėte su elgesio iššūkis ir tas elgesys vis kartojasi, vaikas tikrai už jį kažką gauna, dėl ko jam verta tą elgesį kartoti. Tai yra 100%. Niekada vaikas nedarys tam tikro iššūkius keliančio elgesio, kažkokio netinkamo elgesio, jeigu jis už jį kažko negaus, ko nori. Ar jis išvengti gali veiklos, ar jis kažkokio dėmesio gauna, ar jis kažkokius pojūčius gauna, ar jisai kaip tik dėmesį išvengia, ar jis kažkokį daiktą ar veiklą gauna už tą elgesį, bet visą laiką vaikas kažką naudingo už tai gauna. Taip, tai dabar ir tas įgūdis, kai jis yra mokomas, mes nepradedame mokyti iš karto labai didelį įgūdžių. Ir aš čia dažnai dalinuosi pavyzdžių, ką tarkime, pedagoginiai visuomeniai lengva suprasti, tai apie skaitimą. Nemokome mes vaikų iš karto skaityti. Mes mokome jį pažinti raides, iš pavyzdžiui, dalį raidžių, kitą dalį, tam mokome raides jungti į skiemenis į žodžius, žodžius į žodžių junginius galiausiai į sakinius į pastraipas, į tekstą ir taip toliau. Tai vat mes tokiais žingsneliais palaipsniui keliaujame link norimo tikslo. Tai lygiai tas pats principas, pedagogai jį puikiai geba tą principą pritaikyti akademinėse veiklose. Nėra jokių problemų. Dabar, kas liečia socialinių kažkokių įgūdžių mokymą, dažnai žmonės nori iš karto. Kad jeigu paprašyti pagalbos, tai kad iš karto ateitų ir paprašytų. Tai ten galioja lygiai tas pats principas. Pradedam nuo trupučio, pažiūrime vėl tą dabartinę situaciją, čia ką ir minėjau prieš tai, rodžiau pavyzdį, ilgalaikį tikslą ir tie tarpiniai uždavinukai, ar ne, ką aš dabar mokysiu, pirmiausia ten, gal atkreip dėmesį į save, po to tą pridėsiu, dar tą pridėsiu, kol mes palaipsniui apjungsim ir turėsime tą visą bendrą tokį įgūdį paprašyti pagalbos, bet nepradėsime mokyti iš karto nuo tokio didžiulio žingsnio, nes tai tiesiog vaikų būtų per daug sudėtinga, kaip ir perskaityti vaikui nepažįstančiam nei vienos raidės, perskaityti visą tekstą. Tiesiog neįmanoma. Tai, bet turėkite tą pavyzdį galvoje, galvosite apie bet kurį socialinį įgūdį. Mažai žingsneliais, nuo ko aš galiu pradėti, kokių dalelių, komponentų tarsi vaikui trūksta, ką aš galėčiau po truputį apjungti, kol tą įgūdį norima gausiu. Tai čia vėlgi EBA yra daug orientuojasi į tai ir pedagogai, ir ne tik pedagogai, kiti specialistai dirbantys su vaikais, jie tą įgūdį turi, tik jie kažkaip jo neperkelia, neįtvirtina su kitų įgūdžių formavimu. Tai, bet kadangi įgūdis jau yra, tai yra lengviau jį išmokti įtvirtinti ir perkelti į kitas situacijas. Ir pereikim dabar pakalbėti truputį daugiau apie tą sufleravimą, apie kurį aš šnekėjau. Tai visas mokymas EBA būtent tais principais yra paremtas sufleravimu. Mes norint, kad vaikas bet kokį įgūdį padarytų, mes jį sufleruojame. Dabar sufleravimo gali būti įvairiausių strategijų. Dažniausiai mokyklose yra rekomenduojama naudoti sufleravimą, kai mes, pavyzdžiui, 3 kartus vaikui parodome, ką reikia padaryti, 4 kartą duodam pabandyti pačiam. Arba dar naudojamas strategija, kai 1 kartą aš jam pilnai sufleruoju, reiškia, aš jam maksimalų ten sufleravimą sutikiu, koks jis reikalingas,
Ir tada kitą žingsnį biški mažiau, po to dar mažiau, kol galiausiai tai palaipsniui numažinu, tarsi nublukinu tą sufleravimą, kol galiausiai jo visai nebereikia ir vaikas tą įgūdį gali padaryti savarankiškai. Tai kurį parinkti nuo vaiko priklauso, nuo situacijos priklauso, nuo jūsų gebėjimų priklauso, nuo jūsų gebėjimų, galimybių priklauso ir panašiai. Tai tos strategijos yra naudojamos ir yra nemažai sufleravimo būdų, kuriuos galima pritaikyti tose strategijose. Tai gali būti, dažniausiai naudojami yra žodinis sufleravimas, fizinis sufleravimas, modeliavimas, video modeliavimas, vizualinis sufleravimas, sufleravimas gestais ir panašiai. Tai dabar trumpai apie kiekvieną. Tai žodinis sufleravimas, jis yra labai patogus, nereikia jokių priemonių, jis yra labai populiarus šiaip naudoti, nes mes turim burną, paaiškinam vaikui, ką daryti ir vaikas turi padaryti. Deja, su vaikais turinčiais raidos sutrikimų jisai vienas turbūt mažiausiai efektyvių sufleravimų dažnai būna, vien dėl to, kad vaikai turi kalbos suvokimo iššūkių. Tai jeigu vaikas sunkiau supranta kalbą, jūs tą sufleravimą savo žodinį turite pritaikyti prie vaiko suvokimo galimybių. Tai reiškia, jeigu vaikas ten supranta vieno žodžio instrukcijas, tai ir sufleravimas gali būti žodinis, bet jis gali būti vieno žodžio instrukcijomis. Paimk, padėk, duok ir panašiai. Jeigu vaikas supranta 2 žodžių instrukcijas, tai jūsų sufleravimas ir gali būti 2 žodžių instrukcijos. Duok mėlyną, paimk pieštuką, padėk ant stalo, ant prilipinam prie stalo ir gaunasi kaip 2 žodžiai, ar ne? Ir panašiai. Bet vėlgi gal jis nesupranta visiškai prielinksnių ir jeigu pasakysiu padėk po stalu, jis jau nebesupras, nes prielinksnių nesupranta ir tada jau reikėtų pasitelkti papildomai gal ten, pavyzdžiui, vizualinį sufleravimą. Tai žodinį sufleravimą yra patogu naudoti, norisi jį dažnai naudoti. Jeigu vaikui yra sunku suprasti, o jo labai reikia, labai dažnai prie žodinio sufleravimo kartu lipiname vizualinį sufleravimą, tai mes savo žodžius paremiame vizualiai. Tai kažkokie būna simboliai, ar visas sakinys sudėtas simboliais, ar raktiniai žodžiai, bet kažkokios vizualės taisyklės eina kartu. Tai tie sufleravimai nereikia naudoti vieną arba kitą. Labai dažnai parenkame tiesiog jų kombinacijas. Dabar ką apie žodinį sufleravimą noriu pabrėžti. Nenaudokite jo įgūdžiams, kuriuos norite, kad vaikas padarytų kažkada savarankiškai. Susitvarkyti, nežinau, nusiplauti rankas, naudotis tualetu, komunikuoti ir panašiai. Nes kas nutinka? Vaikai prie žodinio sufleravimo lengvai yra, prie visų sufleravimo aišku yra lengva prisirišti, prie žodinio sufleravimo itin yra lengva prisirišti ir iš visų sufleravimų jį yra sunkiausia sumažinti. Mes per projektą praktikuodavome su dalyviais, kaip reikia mažinti, tai kai reikėdavo mažinti to žodinį sufleravimą, tai visų būdavo didelis sumišimas ir pasimetimas ir jie visi bandydavo jį pakeisti kitų sufleravimų, nes jį iš tikrųjų yra be galo sunku sumažinti. Tai aš gal pavyzdžiais papasakosiu, kokios būna problemos. Tai dažniausiai pasitaikančios. Būna, kai vaikas yra mokomas komunikacijos, pavyzdžiui, alternatyvios komunikacijos, jisai nekalba visai arba ten ribota jo kalba, bet jis moka save išreikšti papildomai naudodamas alternatyvią komunikaciją, pavyzdžiui, simbolius. Ir jis tada, matydamas simbolius, gali ir įvardinti žodžius, jeigu simbolių nemato, žodžių įvardinti negali. Tikrai turim tokių daug vaikų. Ir vaikas būna ateina, nežinau, tempia už rankos, kažko prašydamas, kas gal ne pats dar blogiausias variantas, gali kažką ir labiau netinkamo naudoti, nežinau, mėto daiktus norėdamas dėmesio. Ir tada išgirsta pastabą, kad, pavyzdžiui, tempia už rankos ir jam pasako, eik paprašy gražiai. Ir tada vaikas gavo tą stimulą, apie kurį ten išnekėjau toj schemai, stimulą pradėti elgesti. Jo galvoje stimulas yra eik paprašy gražiai. Man pasakė, eik paprašy gražiai, vaikas nuėjo, suklijavo ten tą savo norą, atėjo, pasakė, aš noriu pailsėti, aš noriu ten kažko. Pieštuko, drožtuko, nesvarbu. Pagalbos ir visa kita. Tai tas žodinis sufleravimas pasidaro stimulas ir vaikas nepadaro to elgesio, jis niekada nekomunikuoja gražiai, nutinkamu būdu, kas jo atveju yra su donoro lentelė, su alternatyvia komunikacija, jis visuomet pirmai išbando tą netokį tinkamą elgesį ir tik tuomet, kai sulaukia to žodinio suflerio, kas jam yra stimulas ir jį yra labai sunku nuimti, tik tuomet jisai paprašo. Tai čia yra labai dažnas atvejis. Su savarankiškumu irgi labai dažnai būna, kad vaikas susitvarkyti, tarkime, teigia komanda, kad vaikas moka. Bet iš tikrųjų jo tvarkymas yra toks, kad jis susideda tenai, į kuprinę susidėti daiktus arba pasiruošti pamokai.
Jam jeigu pasako išsitrauk vadovėlį, jis išsitraukia, bet jis toliau sėdi. Tai jam reikia pasakyti išsitrauk sąsiuvinį. Tam reikia pasakyti pasimk rašiklį, pasimk liniuotę, pasimk tą ir tą. Ir jam visą reikia suvardinti sąrašą, ką jis turi pasimti, jis geba pasimti. Tai nėra savarankiškas įgūdis pasiruošti pamokai. Tai yra įgūdis įvykdyti duotas instrukcijas. Bet jeigu jūs paliktumėt jį ir nieko nesakytumėt, didžioji dalis tavo vaikų tai pamokai nepasiruoštų. Ir čia yra per daug kartų matyti pavyzdžiai. Žodžiu, ir aš labai norėčiau, kad jūs iš svetimų klaidų pasimokytumėt ir to nekartotumėt. Tai žodinio sufleravimo tose veiklose, kai reikia skatinti vaiko inicijavimą komunikuoti ir kai tai yra savarankiškumo įgūdžiai, aš vis dėlto rekomenduočiau labai vengti ir jį pakeisti bet kuriuo kitų sufleravimu. Fizinis sufleravimas, kuris atrodo labai įsiterpiantis, nes mes tai darom su vaiko, pavyzdžiui, rankomis, išsikraunam kuprinę, net jis yra lengviau numažinamas negu žodinis sufleravimas ir prie jo yra mažiau prisirišama. Toliau keliaujam. Fizinis sufleravimas yra, kaip ir sakiau, kai mes atliekame veiksmą su tomis vaiko kūno dalimis, kurios yra skirtos tam veiksmui atlikti, dažniausiai tai yra rankos. Jis yra labai tinkamas, kai vaikas nesupranta kitų sufleravimo būdų, kas gali pasitaikyti tarp vaikų, kurie turi, pavyzdžiui, žymų intelekto sutrikimą. Jiem dažnai yra sunku suprasti žodinį, jie nereaguoja kitus žmonės modeliuoti, negeba, gestų nesupranta, vizualinio sufleravimo pakankamai nesupranta, tada naudojamas fizinis sufleravimas. Taip pat jis yra labai tinkamas tuomet, kai mes norime vaiką pamokyti tam tikro veiksmo. Pavyzdžiui, jeigu mokome jį alternatyvią komunikaciją, pirmaisiais kartais ir jis turi mums atnešti kortelę, jis nesupranta, ką su to kortelė daryti, tai aš galiu naudoti fizinį, paimdama su jo ranka to kortelę ir savo ją paduoda. Ar kitas žmogus iš nugaros su jo ranka paima, paduoda, tai tada tinka fizinis sufleravimas. Iššūkis su fiziniu sufleravimu būna tas, kad pasitaiko vaikų, kurie netoleruoja prisilietimo. Jūs paimat ranką ir jie labai nepatenkinti būna dėl to, ar nenori. Kaip dažnai sakau tą pavyzdį, kaip katinas nagus sutraukia, ar ne tą ranką ir neduosim jos. Tai žinoma, tada to sufleravimo reikėtų nenaudoti ir pasirinkti kažką kitą. Jeigu nėra galimybės kito sufleravimo pasirinkti, arba jums būtinai reikia to fizinio sufleravimo, kas, pavyzdžiui, pirmoje klasėje labai naudinga su vaikais ten rašyti, mokant ir panašiai, tai reikėtų taikyti nujautrinimo programą, būtent nujautrinti jį prisilietimams ir kai nusijautrina, tą galima naudoti tą fizinį sufleravimą. Toliau yra modeliavimas, labai visuomet skatinu naudoti mokyklose. Tai yra modeliavimas, kai iš esmės vaikui parodomas pavyzdys. Aš parodau pavyzdį, vaikas pakartoja tą patį. Tam, kad galima būtų naudoti modeliavimą, vaikas turi gebėti imituoti, tai reiškia kartoti to, ką daro kiti žmonės. Jeigu to gebėjimo nėra, tai modeliavimas vėlgi nebus efektyvus, bet jeigu tas gebėjimas yra, tai yra labai labai patogus sufleris, nes tiesiog parodote, jūs net vaikų pavyzdį kažkokį, visai klasiai rodami pavyzdį, jūs galite prie vaiko to prieiti ir prie jo rodyti, kartu su juo rodyti pavyzdį ir tada automatiškai toje situacijoje pabūna ir jam lengviau tai atkartoti. Modeliavimui labai yra naudinga pasitelkti bendramžius ir ten suole kartu sėdinčius, kad kitas vaikas parodytų pavyzdį. Taip vaikas yra mokomas ir iš kitų vaikų mokytis su jais kartu bendroje veikloje dalyvauti, stebėti juos ir kartoti jų elgesį. Tuomet yra video modeliavimas ir dar atsiprašau apie modeliavimą, pasakysiu, jis labai labai patogus yra mokant įvairaus socialinio elgesio, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kaip ten reaguoti, kai tavęs nepriima į žaidimą, kaip nueiti susirasti veiklą, tai čia yra labai naudingas ir patogus tas sufleravimo būdas. Tuomet yra video modeliavimas, tai kai vaikui parodomas video, kaip tam tikrą veiksmą atlikti, tai jis padeda labai įtraukti vaikus, visuomet rekomenduoju mokant, bet per kūno kultūrą labai populiaru, patogu yra naudoti kūno kultūros pamokose, rodant įvairius pratimus, bet ir mokant įvairaus socialinio elgesio, problemų sprendimo irgi geras metodas, pafilmuoti kitus vaikus, ten kažkokį veiksmą atliekant, parodyti ir vaikas tą gali kartoti ir dažnai padeda vaikus labiau įtraukti. Na ir vizualinis sufleravimas, aš jau čia nesiplėsiu labai smarkiai, nes yra begalės vizualinių įvairiausių priemonių, kurias galima naudoti, tai ir tos pačios vizualinės taisyklės, kurias primena vaikui elgesį, parodo vaikui, ko iš jo tikimasi, tai gali būti komunikacijai įvairios frazės sufleruojamos su simboliu, pavyzdžiui, pagalba ir taip toliau. Čia tų būdų gali būti įvairiausių, viskas yra pritaikoma būtent prie kiekvieno vaiko individualiai.
Bet naudojant sufleravimą, jį būtina mažinti, nes jeigu mes visuomet jį naudosime, vaikas tiesiog prie jo prisiriš ir įpras, kad man visą laiką yra parodoma, padaroma ir tas įgūdis nebus savarankiškas. Tai tas mažinimas, kaip ir sakiau, galima dažniausiai ugdymo įstaigose, ką rekomenduojam naudoti, 3 kartus parodau, 4 kartą duodu pabandyti pačiam. Būna vaikai po 2 kartų jau ten duoda atiminėtas priemonės, kad duok man pačiam ir viskas gerai. Arba jį mažinti taip palaipsniui, vis mažiau, kol to sufleravimo nebereikia. Tai vat, kaip ir minėjau, projekto metu mes praktikavomės kiekvieną iš tų sufleravimo būdų mažinti. Toliau keliaujam prie pastiprinimo. Tai pastiprinimas yra toks terminas, kuris pagal apibrėžimą skamba taip, kad pastiprinimas yra tai, už ką pastiprinimas gali būti bet kas, kas skatina kartotis elgesį, už kurį jis buvo suteiktas. Tai iš esmės tai pastiprinimu gali būti bet kas, kas palaiko elgesio kartojimas. Ir žmonės klaidingai dažnai galvoja apie pastiprinimą, sulygintami jį tarsi su atlygiu. Na, kad kažkokiu prizu apdovanojimu, ar ne, kad kažką vaikas už tai užsidirba. Bet tai yra gerokai platesnė savoka, nes vaikas ten gali užsidirbti, nežinau, lipdukus, pertraukėlę, dar kažką, bet tai nebūtinai skatins į kitą kartą labiau pasistengti, kad jisai vėl gautų ten tą pertraukėlę ar lipduką, ar ten ką jūs naudojate, ar pagirimą, ar dar kažkokį kitą dalyką. Tai pastiprinimas gali būti visiškai bet kokia pasiekmė. Jeigu, vėlgi sakau, jeigu jūs pastebite kažkokį netinkamą elgesį, kuris kartojasi, tai reiškia, jis yra pastiprinamas. Ir jūs turite klausti savęs, ką vaikas už tą elgesį gauna, kokia jam nauda tą elgesį daryti, ką jis to elgesiu pasiekia. Kartais tai, kad mes drausminame vaiką ir jį pabarame, ar ten paaiškiname, kad taip daryti negalima. Kartais tai būna vaikui pastiprinimas, nes jis nemoka tinkamais būdais gauti dėmesį, jis ateina, realus pavyzdys, einant į valgyklą, reikia lipti laiptais, prasideda visų kitų vaikų stumdymas nuo tų laiptų. Tai yra labai nesaugu visiems vaikams ir ten toks elgesys, į kurį iš karto reikia reaguoti. Ir kai ta mergaitė ten pradeda stumdyti kitus vaikus, kas vyksta? Aišku, mokytoja turi iš karto reaguoti, jį pradeda drausminti, kad tu žinai mūsų taisyklės, stumdytis negalima, prašau gražiai bendrauti su vaikais, eik atsiprašyk dabar, kad pastūmiai. Žodžiu, ilgas procesas dėmesio. Tas vaikas visi žiūri, tas vaikas prieina, atsiprašo ten jinai jo, tada dar ir apsikabina, dar maloniau, žodžiu, gauna daug dėmesio. Nesvarbu, kad tas dėmesys yra neigiamas. Galbūt vaikui neturinčiam raidos sutrikimų ir atrodytų, kad jis nenori to neigiamo dėmesio, bet kai vaikas turi raidos sutrikimą, tas neigiamas dėmesys dažnai atrodo net įdomiau. Net nereikia raidos sutrikimų, kitiem vaikam būna, kad neigiamas dėmesys visai patinka, jis atrodo įdomesnis, jis išsiskiria, dažnai mūsų teigiamas dėmesys atrodo labai taip pat kaip ir pasimk puodelį ir įsipilk vandens ir šaunuolis gerai padarei, skamba vienodai. Tuo tarpu, kad kai mes drausmėme, jau mūsų ir veidas pasikeičia, ir balso tonas pasikeičia, tai vėlgi projekto metu mes nemažai tai akcentavomės, kaip tą teigiamą pastiprinimą pateikti, kaip jis turi skirtis nuo mūsų įprasto tono ir kaip tada tas neigiamas pasiekmes pateikti kiek įmanoma neutralių, kad jos neišsiskirtų. Tai dabar, kai kalbame apie vaikus su raidos sutrikimais, kaip ir sakiau, jie turi daug mažiau tos vidinės motyvacijos tam tikrus įgūdžius išmokti. Motyvacija yra dvejopa, vidinė arba išorinė. Tai kai vidinės nėra, kur mes norime, tai mes tada pasitelkiam išorinę. O išorinė tai yra tie dalykai, ką jis gali papildomai užsidirbti. Ir jeigu neturite motyvacijos, jeigu neturite kažkokių įrankių, kuriais galite motyvuoti vaiką, tai jūsų darbas bus be galo sunkus. Jūs būsite tiesiog priklausomi tiesiogiai nuo jo vidinės motyvacijos, kitaip tariant, nuo tada, kada jis teiksis kažką padaryti jums arba nesiteiks. Dėl to yra labai labai svarbu turėti tų išorinių pastiprinimų, kurie galėtų padėti tą vaiką ugdyti ir skatinti tam tikrus įgūdžius kartotis. Ir dažniausiai kokios pastiprinimo priemonės yra naudojamos, tai yra pagirimai įvairūs, jeigu vaikui jie veikia, bet jie, sakau, neturėtų skambėti, kad gerai čia padarei. Nes čia yra tas pats, kas išsitrauk pratybą ir atsivers 5 puslapį. Neįdomiai skamba, net tie pastiprinimai jie turi išsiskirti, jie gali būti, kad gerai čia padarei, puikiai. Ar ne, jis visai skiriasi, mano veidas pasikeičia, mano balso tonas skiriasi. Tai turi būti
išskirtinis tas pagyrimas, jis neturi būti toks pat kaip mano instrukcijos. Tai pagyrimai gali būti kažkokie mėgstami daiktai, mėgstamos veiklos naudojamos ir labai dažnai yra naudojami ir vaikams tinka, čia vadinamas neigiamas pastiprinimas, kai vaikas gali išvengti kažko, ko jis nenorėjo daryti. Tai kitaip tariant, jis gauna pertraukėlę nuo veiklos, jam leidžiama mažiau daryti veiklos, jam leidžiama nebedaryti veiklos ir panašiai. Tai toks, kad tu nenorėjai kažko daryti, bet padarei, kai aš tas prašiau biškučiuką, o dabar gali pailsėti ir nieko nedaryti. Tas neigiamas pastiprinimas ir leidimas išvengti tam tikros veiklos, jis irgi būna labai veiksmingas. Ir jau jeigu pavyksta, tai yra visuomet patogu labai pereiti prie žetonų sistemos naudojimo. Tai čia, kai vaikas surinkęs tam tikrą kiekį žetonų, tik tuomet išsikeičia į kažkokį pastiprinimą, tai irgi skatina ilgiau išlaukti jį, ilgiau dėmesį išlaikyti ir ilgiau neatsitraukti nuo reikiamos veiklos. Toliau keliaujame prie dar vieno principo, tai kad yra naudojamas, kaip ir sakiau, nemažai vizualinių priemonių, kadangi vaikams su autizmu žymiai lengviau yra mokytis vizualiai. Ir tai, kaip ir sakiau, per projektą čia buvo net atskira tema skirta, būtent kaip akademinius gebėjimus ugdyti vizualinių priemonių pagalba ir daug pavyzdžių yra rodoma, bet paprastai, ką naudojame, tai kad kalbos mokymas yra atliekamas simboliais ir simbolių pagalba. Jeigu reikia kurti istorijos, vėlgi pasitelkiama vizualas ir naudojami įvairūs paveikslėliai, kažkokios vizualinės struktūros. Vėlgi nuo vaiko priklauso, kokios jos yra formuojamos. Matematika yra pradedama mokyti nuo kiekybės, o ne nuo to skaičiavimo iš eilės, kas dažnai būna vaikų klaida, kad tenai suskaičiuoti geba iki 100, bet kad čia yra ten 4 pirštai, jis jau to nebesupranta, nebent jis gali suskaičiuoti iš eilės iki 4. Tai labai svarbu tą kiekybę vaikams išmokti. Liniuotinės lazdelės dažnai naudojam ir va čia tokia nuotraukoje ta priemonė yra aritmetika iki 10 ir buvo ugdymo įstaigų, kurios, visom mes ten rodėm ir video medžiagą, kaip jas naudoti, bet buvo ugdymo įstaigų, kuriam ir buvo jos duotos, tos lazdelės ir pritaikytos praktikai. Vėliau, jeigu vaikui reikia skaičiuoti jau 1000 ribose, galima naudoti ir map kalaidės, tai ten ir 10 ribose, ir 1000 ribose, žodžiu, iki 1000 ribų galima skaičiuoti su jomis ir jos labai pasiteisina, kai vaikai nesupranta, kai reikia pasiskolinti iš 10 aritmetikoje, ten, pavyzdžiui, 24 minus 17, ar kai 17 pridedam 24 ir staiga ten atsiranda dar papildoma 10, tai va, tą vaikam būna dažnai sunku suvokti, tos map kalaidės jos vizualiai padeda suvokimą padaryti ir po to vaikam lengviau pereiti, pavyzdžiui, prie skaičiavimo stulpelių. Ir dar yra begalės įvairiausių tų būdų, kaip akademinius įgūdžius galima mokyti vizualiai ir visą tai galima vaikam panaudoti. Taip pat elgesio korekcijai naudojamos yra vizualinės priemonės, ne tik akademiniam gebėjimam ugdyti, tai aš jau tas populiariausias, kaip ir paminėjau, čia tiesiog dar keli pavyzdžiai jums įkelti, tai tvarkaraščiai, dabar po to įvairios pasirinkimų lentos, kurios padeda vaikam tiek pasirinkti tinkamą veiklą laisvalaikio metu, tiek pasirinkti tinkamą, čia turim pavyzdį, nusiraminimo būdą, tiek pasirinkti veiklą. Pavyzdžiui, kai aš jau baigiau savo veiklą ir dabar man reikia palaukti, ar ne, ir aš negebu palaukti, tai kažkokią veiklą. Tiek galbūt yra galimybių vaikui kartais išsirinkti veiklą ir jis tą žino, iš ko jis gali rinktis, nes turėjau ten tokį atvejį, kur jeigu per matematikos pamoką ten mokytoja duodavo vaikam galimybę, vis kažkuris gaudavo išrinkti veiklą sekančią visiems vaikam, tai ten per matematikos pamoką ten atsirasdavo visokių jo idėjų, kaip piešti raudonkepuraitę, kas visiškai neįtema matematikos pamokai, tai tam vaikui irgi buvo naudojama pasirinkimo lenta, iš ko jis gali išsirinkti, kas būtų tinkama tos pamokos kontekste. Tai va, įvairius vizualinės taisyklės, vizualūs laikmačiai ir taip toliau. Taip pat jau čia gaunasi, kad ta informacija persikartoja, bet tai yra labai svarbus tie EBA elementai, tai yra dirbama komandoje ir kiekvienas komandos narys turi žinoti, kad jis turi labai svarbų vaidmenį tame vaiko ugdymo procese, reikia organizuoti reguliarius susitikimus, reikia kelti bendrus tikslus, su kuriais dirba visa komanda, kiekvienas komandos narys turi aiškiai žinoti, koks yra tikslas jo, kaip jis prie to tikslo vaiko gali prisidėti jį gyvendinant
Ir labai svarbu komandą nusistatyti, kaip jie tą bendravimą palaikys tarp tų susitikimų, nes reikalinga ir tarpinė komunikacijos forma. Na ir jau mano pranešimas užsibaigė ir aš jį užbaigsiu. Pradėjau šį pranešimą istoriją apie profesorių Lovasą ir kaip jis padarė perversmą visame tame autizmo ugdyme, pritaikydamas tą jo terapiją, tą terapiją būtent vaikams su raidos sutrikimais. Ir čia yra turbūt mano mėgstamiausia iš visų citatų, kas susijęs su raidos sutrikimais ir su ABA terapija, ir aš ją ganėtinai dažnai naudoju. Tai ta citata išvertus į lietuvių kalbą skamba taip, kad jeigu jie negali išmokti tokiu būdu, kuriuo mes mokome, mes turime juos mokyti tokiu būdu, kuriuo jie gali išmokti. Tai aš labai dažnai linkiu komandai dirbančiai su vaikais tiesiog ieškoti to būdo, nenuleisti rankų, kad jeigu vienaip nepavyko, reiškia, mums reikia tiesiog atrasti kitokį būdą, nes tie vaikai vis dėlto nėra nemokytini, juos išmokyti galima, tiesiog reikia atrasti tą tinkamą priėjimą. Tai toks mano baigiamasis palinkėjimas. Ir dar nežinau, jeigu galima laiko kažkiek skirti klausimams, tai galim tą padaryti. Tikrai raginu klaust, gal atsirado kokių klausimų. Na, kol kas, ką nors dar galvoja, aš paklausiu pati Giedrės, gal vis dėlto važiuojant per mokyklas yra tos abos užuomazgų ir matos, ir mokytojai tiesiog nežino, kad tai ir yra aba. Ir sako, aš vizualinių priemonių nenaudoju, o žiūrėk, kalendorius kabo ir kiti dalykai, ir sufleravimai, tai gal yra tos abos, gal kaip pasirodė pačiai? Tikrai yra tų principų, kaip ir sakėt klausime, kad dažnai žmonės nežino, kad tai yra tas ABA terapijos principai. Ir iš tikrųjų būna, kad ten, pavyzdžiui, klausiu, kokį pastiprinimą naudojat ir tyli visi. Sakau, tai nieko nenaudojat, nu gal nelabai. Bet kai pasako pavyzdžius ir kai paklausiu, tai kaip reaguojat, tai ten tą darom, tai sakau, tai čia yra pastiprinimas. Tai kartais žmonės tiesiog patys nesuvokia, kad jie tam tikrus, tai nėra įvardinta jiem terminais ir jie nesuvokia, kad jie tą naudoja. Bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėti tuos į tai, ką pastebiu bendrai tendenciją, tai vizualinės priemonės tikrai nebėra kažkokia čia naujovė, jų yra jau labai retai, kada būna ugdymo įstaiga, kurioje nebūtų vizualinių priemonių. Per šitą projektą tokios nebuvo. Visos ugdymo įstaigos naudoja tas vizualinės priemonės, tas labai džiugina, nes kažkada tai buvo naujovė. Tie tvarkaraščiai buvo visiems nematyti, dabar jau visi apie juos viską žino. Tai tas tikrai yra. Tikrai atsiranda pokytis, kad žmonės pradeda suvokti, kad tinkamas elgesys nėra savaime suprantamas, kad jį reikia pastiprinti, jį reikia mokyti, tas irgi labai džiugina, tai iš esmės jie pradeda naudoti pastiprinimo ir jo atsiranda. Kaip ir jau minėjau pranešimo eigoje, kad žmonės naudoja tą įgūdžio išskaidymą, tik jie labai dažnai naudoja akademiniam dalykam, bet nepritaiko vėliau socialiniam. Bet tą įgūdį irgi turi ir jau kai yra įgūdis, yra gerokai lengviau pritaikyti pedagogam vėliau tą mokant ir įvairius socialinius įgūdžius. Sufleravimo žmonės irgi jau supranta, jau anksčiau būdavo tikrai tokia nemažai, kad vaikui tiesiog kartojama, ką jis turi padaryti ir vaikas nedaro ir jam toliau yra kartojama, ką jis turi padaryti ir to rezultato nėra. Tai tikrai specialistai išbando įvairiausių sufleravimo būdų ir to paties vizualinio sufleravimo galima matyti ir įvairių būdų, kaip padėti tam vaikui. Modeliavimo irgi nemažai galima pastebėti, kas paskatina tą efektyvesnį vaiko mokymą. Tai tų principų tikrai vis matosi ir kuo toliau vis daugiau, vienos ugdymo įstaigos daugiau įsitraukia, kitos mažiau. Tai tas labai džiugina ir tikrai yra labai didelis pokytis su tuo, jeigu lyginant, nežinau, 10-metį atgal, ar kad ir kokius 7 metus atgal ir ką tenka matyti ugdymo įstaigose dabar, tai sąmoningumas visų žmonių ir žinios yra gerokai geresnės ir tas labai labai džiugina ir tikėkime, kad toliau bus vis geriau. Ar gali būti kai kuriais atvejais jis toleruojamas? Nes su saldainiu ir sausainiu lengviau gauti pozityvų elgesį arba norimą. Dar klausimo pradžią tik tai vardinsiu, čia buvo apie maistą kaip pastiprinimą. Tai, žinot, taip pasakysiu, jeigu niekas kitas neveikia, tai vis tiek kažkokios motivaciją vaikui reikia kažkokią sukurti. Ir mes esam turėję atvejų, kai ugdymo įstaigoje naudojame maistą kaip pastiprinimą.
Kartais, šiaip kaip vyksta su maistu. Maistas yra pastiprinimas, kuris greičiausiai sukuria asociaciją. Nes tik vaikas gauna į tą burną, iš karto tas pajuntamas skonis siunčia signalą į smegenis, kad kažkas yra, malonu, iš karto smegenys sudirginamos. Tai jos, pavyzdžiui, su mažiukais vaikais dirbant, visuomet beveik pradedame nuo maisto, nes tai tiesiog labai labai greita asociacija. Kai vaikai darosi vyresni, žinoma, mes ieškome visokiausių alternatyvų, bet jeigu nėra nieko kito, kas taip gerai veiktų, o, pavyzdžiui, maistas veikia, tai būna, kad jį naudojame. Žmonėm yra iš karto asociacija dažnai su gyvūnų dresūra, nes ten naudojamas maistas ir gyvūnų dresūra. Kaip ir sakiau, visos gyvos būtybės jos veikia tuo pačiu principu, yra stimulas, elgesys, pasekmė. Tai gyvūnų dresūroje irgi naudojami tie patys principai ir iškart kažkaip mums ta asociacija tokia yra. Bet jeigu veikia maistas, jį naudojame. Ir iš karto dažnai kyla klausimas, tai kaip kiti vaikai, jie irgi norės. Aišku, tas maistas labai mažais kiekiais būna duodamas, bet pas ką naudojame, kažkaip nekyla problemos. Pas vieną vaiką turime atvejį, kai vaikas naudoja žetonų sistemą, jis supranta ir jis surenka žetonus ir žetonų gale yra pažymima skaičius, 1. Tada jis pamokos metu toliau renka žetonus, ten surinko, pavyzdžiui, 2, surinko 3, ir jau po to nuskambėjo skambutis. Tada jis gauna pertraukos metu tiek, kiek tenai surinko, koks skaičius parašytas, tiek jis ten gauna tokių mažų guminukų to vaiko atveju. Pertraukos metu yra taip sutarta, bet jisai geba naudoti žetonų sistemą, jis geba išlaukti ir tada sekančios pamokos metu yra nutrinamas skaičius ir kiek jau ten buvo žetonų, toliau jie pratęsime, rinkti. Su kitu vaiku turime pavyzdį, kur yra naudojami momentiniam pastiprinimui, tai reiškia iš karto ten tokie irgi uogų guminukai, iš karto tuo pačiu metu ir vaikam tikrai kyla klausimas, o ką jis čia gauna, o kodėl jis čia gauna, aš irgi norėčiau. Tai tiesiog su vaikais buvo pakalbėta ir paaiškinta, kad jis taip mokosi, jam kitaip neišeina išmokti, jam toks yra geriausias būdas išmokti, jis žymiai greičiau išmoksta, tada dar paaiškini, kaip jam tas pastiprinimas veikia, tai pradeda patys norėti, jam gal aš dabar jam duoti, ar ne, nori būna įsitraukti vaikai, o po to jie kartais sako, man atrodo, kad jam jau laikas duoti kažką už tai, jie pradeda tą pastiprinimą suvokti patys, tai tiesiog su vaikais nereikia bijoti kalbėtis ir jiem aiškinti. Tai taip apibendrinant, ugdymo įstaigose vengiam naudoti visumoj maistinį pastiprinimą, bet jeigu kitų alternatyvų neatsiranda, kartais būna, kad pritaikome ir maisto naudojimą. Naudoti stimulų sumažinimą. Jeigu nujautrinimui naudoti stimulų sumažinimą, kaip, pavyzdžiui, ausines dėl garso. Geras klausimas. Ir duosiu pavyzdį vieno atvejo. Šiaip nujautrinimui stengiam, jeigu įmanoma nujautrinti, tiesiog pripratinant prie garso, tai būtų pirmenybė. Kad nereikėtų, pavyzdžiui, ausinių. Bet kol vaikas nenusijautrino nuo garso, naudoti ausines tikrai, kol jis nepriprato prie to triukšmo, rekomenduočiau. Bet yra vaikų, kuriem neįmanoma juos pilnai pripratinti prie to viso triukšmo ir visada bus situacijų, kuriem reikės tokių papildomų to stimulo sumažinimo įrankių. Ir duosiu vieną istoriją, kai turėjom vieną klientą, kuris minimaliai ten komunikavo verbaliai ir jis labai buvo jautrus garsui. Ir jis pradėjo labai smirdėti mokykloje. Tiesiog smirda vaikas. Ir ten jau buvo ir pakalbėta su tėvais ir tėvai sako, žinom, mes irgi užuodžiam, kad smirda, maudom po 2 kartus per dieną, bet ta smarvė nėra nešvaros smarvė, kažkokia kita, kaip kažkokios dvėselinos atrodo ta smarvė. Ir žodžiu, jie nuvedė galiausiai pas gydytoją, ten, nes niekaip nepavyko atrasti tos smarvės šaltinio, ir jo ausyje rado medžiagos giliai įkištą gabaliuką ir jis jau buvo pradėjęs pūti ir skleisti tą kvapą. Tai jam nuo to garso, kuris būdavo ir visi, kad dengdavo ausis, čia buvo ta istorija sena, 14 metų atgal ir jis dar nebūdavo, dar ausinės būdavo naujovė ir nenorėjom judėti, nes čia labai išsiskirs, nieks nešiojo tų ausinių, žodžiu, kažkaip vengiam to. Ir tada praėjo gal ten nepilnas mėnuo ir vėl nuėjo tas kvapas pradėti, tai aišku, ten jau kitą dieną jisai pas gydytojus atsidūrė, jam vėl tą ištraukė ten, ką jis buvo įsidėjęs į ausį ir tada jam iš karto nupirko ausinės. Dabar jis nieko neišsiskirtų, ryškios gražios ausinės, populiaru nešioti didelės ausinės, nieko neišsiskirtų, tuo metu jisai išsiskyrė, vaikam irgi kildavo klausimų, ką jis čia užsidėjęs yra, bet tikrai kito kelio nebuvo, nes jis
akivaizdžiai parodydavo, kad ir kiek ten jis yra nujautrintas ir pripratintas prie tų garsų, kad jam to nepakankam, jam vis tiek reikia tų garsų visų sumažinimų. Tai taip, yra atvejų, jeigu įmanoma, bandom jų išvengti ir vaiką pripratinti, bet tikrai atvejų yra, kur neįmanoma ir tada tos priemonės labai padeda. Na, atrodo, klausimai baigėsi. Tai ačiū Giedrė tau už Abos pristatymą ir jos puikią reklamą mokytojams. Tikiuosi, kas nors bus panaudota artimiausiu laiku.